Ir vėl nauja savaitė, nauja siunta, išpakuokime drauge. Kaip visada neatsimenu, ką pirkau, nes kiekvieną savaitę, kai perki, tiesiog užmiršti, ką turi gauti. Išpakuosim ir pasižiūrėsim. Kągi gerą gavau. Šiukšlyčių. Tada yra silikoninė kepimo kekso, pavadinkime, ar duonos forma. Laisva, galite įsigyti. Kitą dalyką, ką gavau, tai gavau mikrobangų krosnelės makaronų virimo indą. Taip pat yra laisvas, galite įsigyti. Kitas dalykas, ką gavau tokią tarką. Jinai yra dvipusė, į vieną pusę suki smulkiau, į kitą pusę stamžiau, tarkuoti sūriui, morkų, riešutam ir taip toliau. Taip pat yra laisva, galite įsigyti. Toliau gavau kubiks dėžučių skirtingų dydžių. Vat. Irgi galite įsigyti. Visos yra laisvos ir laukia savo šeimininkų. Toliau gavau, ką čia gavau? Taip pat prie tos kubiks kolekcijos, tik dar didesnė dėžė. Tada yra dvi žiedo formos, kurios yra sudėtos atskirai, tikrai dangčių nėra, o dangčiai yra paslėpti. Va čia, va, dvi. Irgi yra laisvas, galite įsigyti. Toliau yra tokia didžiulė dėžė su dangčiu. Praimsim ją ir jums parodysim. Aš iš tikrųjų tokias turiu gal 3, man jos yra nepakeičiamas silikoniniam formom sudėti ar dar visokiam dalykėliam. Jinai didelė arba žaislams, didelė tikrai tampri. Galite įsigyti, taip pat turiu ją vieną laisvą. Toliau gavau 2 pietų dėžutės su 3 skyreliais. Irgi yra 2 laisvas, galite įsigyti. Toliau gavau 2 gertuves. Yra rinkinys su nuolaida, labai gera kaina, galite įsigyti, taip pat jos yra laisvos. Toliau, ką dar gavau? Gavau tą didelę mandaliną pjaustyklę, kurią galite įsigyti dabar su nuolaida. Šita yra parduota, bet dar galite įsigyti, nes tikrai turiu kelias laisvas vietas. Toliau, ką dar gavau? Gavau žirklės. Yra jos užsakytos, bet galėčiau gauti dar su nuolaida, jeigu labai norėtumėt. Toliau gavau pjaustyklės, tas nerealias, kurias aš reklamavau. Turiu vieną laisvą, jų yra berods 5. Oi, jų daug, bet visos yra geros. Ir jeigu norite vieną galite įsigyti, turiu laisvą, tai būtinai rašykite. Nereali pjaustyklė, iš tikrųjų labai rekomenduoju. Labai gerai pjausto, 3 skirtingi peiliukai, labai aštri. Tik reikia svarbiausiai saugoti savo pirštelius. Toliau dar gavau katalogų. Ir žinoma, kalnas brošiūrų, nes aną kartą, kai gavau, nieko ir nebeliko. Tai jeigu norėtumėte įsigyti arba norėtumėte pavartyti naują brošiūrą, būtinai parašykite žinutę. Iki kitų video.